Nu ką, trečia diena mano Barselonoje. Iš pat ryto planuoju ką veikti. Tai šiandien planas yra toks. Pirmiausia, važiuoju arba einu pasižiūrėti turbūt žymiausio objekto, tai La Sagrada Familia bažnyčios. Prieš tai video aš maišydamas vadinau Familia di Sagrada ar Sagrada di Familia, kažkaip taip, bet iš tikrųjų La Sagrada Familia. Tai pasižiūriu šitą bažnyčią, tada keliauju keletą namų, Antoni Gaudi projektuotų, jo dizainas ir panašiai žymiausių. Tai Casa Batlló, dar kažkoks kitas Casa, tai va šitos pasižiūriu. Dar vėliau šiek tiek gal Ramblos, nors Ramblos gatvė nėra per daug ten įdomi, tiesiog tokia pėsčiųjų gatvė, pasivaikščiojimas. Tai bet parodysiu galbūt turgų šalia jos, La Boqueria, ar kažkaip panašiai vadinasi, kuo ten prekiauja, kas parduodama, pas kažką nusipirksiu, greičiausiai ten pavalgyti nueisiu, kažką paragauti ir galbūt dar kažkeli objektai šiandien. Tai va tiek, keliaujam. Rytinė kavutė su saldėsiais į tokį vat vaizdą. Padariau keletą kadrų La Sagrada Familia bažnyčios iš toli. Dabar einam pasižiūrėti šiek tiek arčiau į šį stebuklą. Atrodo iš tikrųjų įspūdingai. Oh, meu Deus, que máquina! Šita bažnyčia statoma jau daugiau negu 100 metų ir dar vis neužbaigiama. Nors atrodo jau pabaiga ir žadama netoli. Lyg tai sakoma, kad turėtų pabaigti 2026 metais. Bet kiek detalių daug įvairių. Labai sudėtinga tokią bažnyčią pastatyti. Bet ją pastatys. Įspūdingo, viršūnės dar reikia padirbėti, kranų dar daug. Kai jau bus baigta, tai atrodys šedevras. O čia vienas žymiausių Antoni Gaudi projektuotų namų Casa Batlló. Viduj ten yra toks kaip interaktyvus muziejus. O čia kitas žinomas Antoni Gaudi kūrinys Casa Mila pastatas. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar en amor. Es lo único que quiero, es lo único que quiero.
Labai daug po metro trinuosi. Miestas labai didelis, visko nenueisi, todėl reikia nemažai pavažinėti. Atvažiavau prie jūros pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Nors ne vasara, bet dabar kokiu plus 15, gal net 16. Šilta vis tiek, su striukelė esu, bet norisi nusimesti, su maikutė būti. Tai va taip atrodo Barselonos paplūdimiai. Vasara čia būna pilna žmonių, maudosi. Dabar tiesiog vaikštinėja paplūdimiu. Ilsisi, sėdi ant suoliukų, šildosi po saulutę. Taip atrodo La Ramblos gatvė. Pėsčioji migruoja pirmyn atgal. Labai daug žmonių. Kartais sako, kad Barcelona tai skardinė, o tu esi sardinė. Tai va. Taip, aš dabar traukiu į šitą turgų La Boqueria. Pažiūrėsiu, ką ten parduoda, kaip viskas atrodo. Gal kažką pavalgysiu tenai. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa la rumba de Barcelona. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa la rumba de Barcelona. Temerse Abdulillah, rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa la rumba de Barcelona. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa la rumba de Barcelona. Temerse mademoiselle. Taip, pirmas mano pirkinys turgui, kalmarai. Einam pavalgysim. Esa la rumba de Barcelona, rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa la rumba de Barcelona. Dabar jau veganai irgi galit pasitraukti nuo ekranų. Valgau ispanišką kumpį. Policía, temerse Abdulillah, rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa. Sekantis mano pirkinukas. Na, biškiu užkandom. Dabar reikia dar paimti kažką deserčiukui. Paragauti. Paimsim vaisių deserčiukui. Maždaug šitų gal. Čia yra egzotinių, matau. Vaisių, kurio aš dar nesu ragavęs. Šitą nevalgom. Nu toks C. Kivis vitaminas C.
Tai toks čia turgus tas. Šiek tiek toks komerciškas. Aišku, kainos čia gerokai užkeltos turbūt. Bet galima sau leisti pabandyti. Visai skanu buvo. Kaip maloniai saulė priešais mane, tiesiog spygina. Popietinė tokia šiluma. Pirmą dieną, kur ėjau su lynu pasivažinėti ir ne ten pataikiau, tai va mano pirktas bilietas būtent va šitom būdelėm, naujesnėm ir kitoj vietoj. Aš dar tą bilietą turiu, rytoj gal išbandysiu pasivažinėti. Nu ką, pašaudysi dabar šitos patranką. Užtaiso du bičiai ir žiūrim dabar į kur ten pro šitos medžius, kažkur ten į uostą, į kruizinį laivą. Patranka dabar tarnauja kaip šiukšlių dėžė. Kokią didelę Katalonijos vėliavą plevėsuoja prie pilies. Aš suprantu, jau yra Montjuiko pilis. Užlipau į kalną Montjuiko, tai jo. Greičiausiai čia yra pilis. O dar viena patrankytė. Ir trečia. Taip, perskaitam. Jo, čia yra El Castillo de Montjuic. Taip iš toliau atrodo stadionas, kuriame prieš kelias dienas stebėjau futbolą. Tai yra žemiau negu aš dabar esu. Prasidėjo paskutinė mano buvimo Barselonoje diena. Dabar yra rytas, 10 valandų, sėdžiu pajūry. Priešais mane toksai vaizdas. Taip, kokie tikslai šiandien? Esu dar Lietuvoje nusipirkęs bilietą į turistinį autobusą. Tai šiandien pavažinėsiu nemažai po turistinių autobusų. Pasižiūrėsiu į Barseloną iš keleivių važiuojančiam autobuse perspektyvos. Galbūt praveš pro tas vietas, kur dar nevaikščiau. Tai tikėtina, nes aš tikrai ne visur pravaikščiau. Tai šiandien galbūt mažiau vaikščiojimo, daugiau tokio pasivažinėjimo ir pafilmuosiu iš autobuso.
Šiandien aš daug laiko praleisiu važinėdamas iš to autobuso. Turiu 24 valandų bilietą į turistinį autobusą, kur galėjai iššokti prie tam tikrų žymybių, tenės apžiūrėti, po to vėl pasigauti lygiai tokį patį autobusą ir taip važinėtis kiek nori. Tai va, šiandien važinėsiu. Yra 2 kryptis, raudona, mėlyna. Išvažinėsiu abiem. Dabar sėdžiu labai gerose vietose. Priekinėse, antram aukšte. Ir toks vaizdas. Va, sukčiai, skemeriai, Barcelonos, prie tų balandžių. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. Dabar puikiai matosi, kiek žmonių dieną būna Ramblos gatvėje. Pats pikas. Paskutinis mano vakaras Barcelonoje. Saulė jau leidžias, aš čia prisėdu į tokią kavinukę, biškį užkasiu. Thank you. Išgersiu aluką. Man kaip tik atnešė. Suvalgysiu pitą. Tai va, tokia gatvė. Tokia nelabai turistinė, čia daugiau vietiniai lankosi. Bet tuo geriau, autentiškiau. Taip, dabar laukiu kito to turistinio autobuso, kuris važiuos mėlyna trasa. Ir šiaip labai rekomenduoju šitą autobusą, labai daug pamatai. Atveža per visas pagrindinės vietas. Tai yra 2 tokie maršrutai, raudonas ir mėlynas. Jeigu apvažiuosit abu jos, tai viską pamatysit, kas yra svarbiausia Barcelona. Tuščias autobusas. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so wide.
ir tenka grįžti į Lietuvėlę. Einu į Katalonijos aikštę, iš ten specialiu autobusu važiuosiu į oro uostą. Skrydis labai anksti, todėl tenka taip vidurnaktį eiti, ieškoti autobuso į oro uostą. Na, šiek tiek galiu nufilmuoti naktinės Barselonos. Va ir Katalonijos kitaip aikštė. Einam ieškoti vietos, kur mano autobusai stovi. Tokie autobusai, vienu iš tokio autobusų ir važiuosiu. Pradžioje dar reikia bilietą nusipirkti. Ten yra specialūs aparatai, kiek mačiau dieną. Nusipirksim bilietą ir važiuosim šituo. Parašyta hibridiniai čia autobusai. Čia jų sustojimai. Mano yra A2. A2, kuris važiuoja į terminalą 2, kur man reikia. Nu, čia va, pirkti bilietus. Aparatai stovi. Bilietą nusipirkau. Dabar reikia laukti savo aikšteliai, prie kurios atvažiuos A2 autobusas. Čia iškritę. Miega. Vaikštų po oro uosto. Į Burger Kingą gal nueiti. Grįžau namo, kai saulė jau nusileido ir vos pataikiau į durį. Ką, žiemą vėl. Žiema žemūžė.